Labas vakaras. Atsiprašom už techninius nesklandumus, kadangi taip, ir aš kai pamačiau visą šitą salę didelę, Petrinės Vilvos skaitai, kad dabar maršą sugrojus. O gal tai pabandom? Visi išeinam. Ne, visokam, ačiū labai. Dalykas tame, kad mes taip pat, manau, mūsų veidus matė daugelis. Tai tikrai malonu. O dabar sveikinam visus ir visas susirinkusią šioje salėje. Ir visiems ir visoms šis muzikinis sveikinimas. Augidai mamytė, tu dukrelę, liūliavai per nemigo naktis. Dabar išlydyk į ilgą kelią, koks jis bus, kas šiandien pasakys. Argi tu galėjai pagalvoti, kad jinai paliks kitus namus, kad jinai paliks ir mamą tėtį, ir išskris pakėlusi sparnus. Argi tu galėjai pagalvoti, kad jinai paliks kitus namus, kad jinai paliks ir mamą tėtį, ir išskris pakėlusi sparnus. Tik nereik tėvelį neraudokit, jį jau draugą turi amžinai. Tik tai laimės jiems jūs palinkėkit, to šventos ramybės amžinai. Jis mylės kaip jūs, kad ją mylėjo, ir nuskriaus dukros niekam neduos. Glamonės kaip jūs, kad glamonėjo, ir sunkius darbelius užvaduos. Jis mylės kaip jūs, kad ją mylėjo, ir nuskriaus dukros niekam neduos. Glamonės kaip jūs, kad glamonėjo, ir sunkiuos darbelius užvaduos. Aš matau šioje salėje sėdinčių mūsų gerbiamų, pasakyčiau, draugų iš čia tik sienos visiškai netoli pavažiavus. Paplojam punskiečiams visi dar. Mes galim pasigirti su Petru, mums tikrai labai dažnai tenka ten dalyvauti ir labai šaunūs žmonės. Dzūkai ten, tai aišku, truputį būna didesnės vestuvės. Pas mus jeigu būna, pavyzdžiui, 30 žmonių, tai ten būna 330 pas Zenuką Burauskų, 330 stalo. Paplojam punskiečiams dar kartą visiems dzūkeliams, šis sveikinimas dar kartą jums. Jaunystė nubėgo savaisiais keliais, rūta žalia. Bet šiandien liūdėti jums niekas neleis. Oi, oile, dar kartą kartelį visi kartu. Rūta žalia, pašaukime savo jaunystę vardu. Oi, oile, dar kartą kartelį visi kartu. Rūta žalia, pašaukime savo jaunystę vardu. Oili, oile, ištieskime man savo darbščiąsias rankas. Rūta žalia, ar monika valsui abu mus išves. Oili, oile, dar kartą kartelį visi kartu. Rūta žalia, pašaukime savo jaunystę vardu. Oili, oile, ir vėl mes siūbuojam ir šokam kartu. Rūta žalia, liūdėti nereikia, tai duokim kartu. Oili, oile, dar kartą kartelį visi kartu. Rūta žalia.
savo jaunystę vardu. Oli, olia, dar kartą kartelį visi kartu. Rūta žalia, pašaukime savo jaunystę vardu. Oli, olia. Aš nežinau kaip kitiems muzikantams, bet pavyzdžiui, mums yra papuolė taip, kad specialiai, pavyzdžiui, atvažiuoja elektrikai, kadangi jie dabar gauna labai gerus atlyginimus. Ir įsivaizduokim kaimą kur nors linksma, gera šauni veselė, atvažiuoja elektrikai ir išjungia elektrą. Nu, va, broliai, tai mes dabar įsivaizduokime, kad Lazdijų kultūros namuose šį kartą muzikantams yra išjungta elektros srovė. Ir paplaukit visi elektrikams už gerus jų atlyginimus, kadangi jie tikrai dabar labai mus apšildo ir tvarkingai elgiasi. Ir padėluosiu mano draugo Broniaus Mūro dainą, kuris skambėjo daug kur. O šiandieną jis skamba čia, Lazdijuose. Neša mus toli, toli, praeiginį mūsų vaikystės sodą. Čia skausme parime kryžiai pakely, čia mes braidėme žolę rasodą. Paukščiai tėviškim pulkais padangėm skrenda, rūpestis laivų vartų per sožių brenda. Taip svaiginančiai mūs mielas ir brangus, laukiančių rugių ir pievų kvapas. Taip kasdien, kasnakt mes regime sapnuos, vinguriuojantį per lauką taką. Visi mes eisime ilgai, kol širdis ir mintys nepavargo. Tegul atminimą saugo mūsų vaikai, tegul saugo protėvių mūsų garbę. Kur pavasarį upeliai garsiai ūžia, kur pražysta pienių ievomis gegužis. Legit mintys tarsi paukščiai virš laukų, neški dainą mums visiems girdėtą, tegul būna mums beprotiškai smagu, kad mes turim šiandien ką mylėti. Kad mes turim šiandien Ačiū labai. Galiu pasakyti dar tokią vieną trumpą informaciją, aišku, jūs visi žinot tą dalyką ir matyt. Šią dainą mums teko padainuoti maždaug prieš 1,5 metų jūsų rajone, Liškiavos, buvo, reiškia, didelis šaunus balius, ten dalyvavo ir mūsų gerbiamas Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis. Ir po to, kada mes taip susidaravom su juo, jis mus pakvietė į Vilnių, jeigu matėte. Paskui mes vėliau biškis jums dabar repetuosim tą dainą, tai reiškia tą garbę. O dabar, kaipgi veselė, kaip visi vyrai sako, be polkos neapsieina.
Šitą polką aš noriu skirti visiems muzikantam, ta prasme, tai, kurie mus išvedė į gyvenimą. Tai čia yra gerbiamas Albinas Bartnikas. Jo dėka aš išmokau šiuo instrumentu, iš čia kažkur tai aš nežinau čia. Yra paskui mano vyresnysis brolis Alfonsas Juškauskas, tokių reiškia pagyvenę žmonės. Pablogai jiems ir polka visiems muzikantams, dzūkų muzikantams, kurie yra patys linksmiausi Europoje. O dabar susigebina visi už rankyčių. Berniukai, mergaitės, prisiklauskit. Ir uždainuosim populiariausią Lietuvoje dainą, kuri dabar dažnai skamba per Pūkų radiją. Šios dainos solistas mes akompanuojam su bendru solo partiją atlieka mūsų, kaip minėjau, gerbiamas pirmininkas Vytautas Landsbergis. Visi pasiūkom ir padainuojame. Aš praėjau, upės perbridau. Kalnus aš praėjau, upės perbridau. Kalnus aš praėjau, upės perbridau. Tai neklaus motulė, mirti ar bijau. Kalnus aš praėjau. Labai gerai. Ir dabar visi. Kas man iš tos laimės ir iš tos garbės? Kas man
iš tos garbės, kas man iš tos laimės, iš tos garbės. Jei aš vienas džiaugsiuos, o šitai liūdės, kas man iš tos laimės, iš tos garbės. Jei aš vienas džiaugsiuos, o šitai liūdės. Ačiū labai visiems. Neveltui yra pasakyta, ačiū labai, neveltui yra pasakyta, kad Dzūkija yra dainavų šalis. Jeigu Dzūkas nedainingas, tai jisai ne Dzūkas. Aš galiu prisipažinti irgi esu gimęs Dzūkijoje, gimiau Styvuliuose, moku labai gerai dzūkiškai šnekėti, viską galiu papasakoti žodžiais. O dabar, kadangi laiko limitas neypatingai didelis, mes norim pakviesti dar vieną muzikantą. Nes reikia, žinot, vis tiek aš pagalvoju, augintis kartą, pausėti jau. Mes irgi pat elektros. Čia Petro žmona. Čia aš jų piršlys. Spaudžia kažkur tai sėdi salėje. Ir dar noriu priminti vieną dalyką. Visi mes muzikantai turim savo žmonas. Ir jos tikrai, kartais mes per greit parvažiuojam namo. Kartais truputį užtrunkam kur nors. Pavyzdžiui, kartais reikia pakarti piršlį kokią 11:30 vakare. Būna, kad trečiadienį po pietų pakariam. Geras žmogus. Tai mes norim pasveikinti savo žmonas ir palinkėti joms ištvermės ir ateityje taip su mumis elgtis. Ir siunčiam šį muzikinį sveikinimą. Kairius lašus ištroškus žemė geria ir švelniame lietučio šlamesy. Leis pasakyt tau ką nors gera, kad tu pajustumei, kas man esi. Leis pasakyt tau ką nors gera, kad tu pajustumei, kas man esi. Aš daug turiu gerų draugų ir draugių, daug darbo įdomaus, daug reikalų. Bet vis dėlto tavęs nekantri laukiu ir vis tik ne mažiau tave myliu. Bet vis dėlto tavęs nekantri laukiu ir vis tik ne mažiau.
mažiau tave myliu. Ir kai dabar šiltam lietučiui dulkia, aplinkui žemę žvilgančią matau, gražiausi man tie lašeliukai smulkus, kurie ant garbanų sužvilgo tau. Gražiausi man tie lašeliukai smulkus, kurie ant garbanų sužvilgo tau. Ačiū labai, ačiū labai. Mes mylim jūs ir kadangi čia mes turim tokių atvežę jums nuotraukėlių, nes metai pas mus dar yra. Tai jūs, čia yra, reiškia, mūsų atminimų vaizdelį, jūs padalinsis čia kai kuriem labai reikalingas dalykas bus. Tik Landsbergio čia dabar nėra šiuo momentu, bet šiaip mes trys grojam. Ačiū labai, gerbėmieji. Ačiū labai, užleidžiam vietą sekantiems. Dėkui. Iki sekančių malonių ir gerų vestuvų Dzūkijos krašte.